dieną. Tai grįžo žiema, turėtų biškį pasnigt, tik yra viena problema, kad po savaitės jau vėl rodo atšilimą. Tai visi augalai, ten kviečiai žieminiai, rapsai ir panašiai, negavo vis tiek apsauginę sluoksnę nuo didelio šalčio. Tai toks biškį pavėlavas sniegas. O mes pjauna medžius, tėtis pjauna, aš traktorių atvariau vos prie kabėlio ir atvežiau armatūrą. Iškart sulankstyta. Tik nenufilmavau, kaip nupirkau, nes tėtis buvo sunervinęs, nieką filmuoti nenorėjau. Tai išsikrausim ir tada pasikrausim malkų. Šiandien medžiai kris. Tai čia yra KEM 5 vienetai 12. Jie čia sueis, va tie kampai į vidinės sienas visokias. Ir gal liks biški žiedai. Kaip Eurovizija? O, firma. Čia tai firma. Pjauk tik tai. Gal užsimtum darbą, klausyk operatorą. Bet tą girdi, net į mišką nereik važiuoti. Jo. Nu, viskas. tokių šiukšlių nieks nedėjo. Ką nori? Vėlerelis. Nu. Pjauk tik tai. A girdi, tai čia viskas yra dzin. Dar aptarkim bėdą ant Lietuvos. Taip. Kokia ant Lietuvos yra bėda? Šiandien pirmadienis. Kad vakar gerai neatšventėm vasario 16. Ne, atšventėm, labai gerai atšventėm. Bet šeštadienį ta bėda įvyko. Ant Lietuvos. Eurovizija. Aptarkim su liaudim Euroviziją. Nusirinkom grybus. Nu, kokį 5 vietą nuo galo. Gal ne? Bet kiečiausia, aš dar noriu pasakyti, kiečiausia, šiandien žiūrėjau Lietuvos televiziją į gatvę, karučiai į gatvę. Nu, ką galvojat apie Euroviziją? Ką apie Euroviziją galvojat? Nu, tai yra labai gerai. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat. Nu šitai krauk. Ką? Šitai krauk. Bėgus. Pradėjau malkas dėt gražiai, nes borto nėra, kad neišverstų. Tėtis vada išvers. Malkų lygioj vietoj pasidarėm. Ne į mišką nereik važiuoti.
ką, GoPro numirė, prie -2 jaučiu kokių. Mes dar čia biškį su šakom tvarkomės. Susikrausim da čia šakų, dar yra malkų biškį, bet jau priekaba beveik pilna, tai mums dar kartą reiks atvažiuoti. Ir ką, pavasarį gal tą krūvelę sudeginsim, arba ten nuvešiu, kur esu išvertęs praeitam video, kur rodžiau. Ana šakas, nu nežinau, dar neaišku, kaip bus. Tai viskas, daugiau negaliu filmuoti, nes, sakau, neturiu kamerą, su telefonu nepatogu, nes ant ekrano taip pat sniegs užkrent ir ištirpst. O pratęsim video, turiu medžiagas biškį, kur nesigaun pilns video ir manau galiu dajungti. Tai parodysiu, kaip atvežė blokelius ir kaip darėm poliukus. Viskas. Labas rytas. Tai šiandien atvežė blokelį. Blokelius, atsiprašau. Tai dabar yra viena mašina. Ir paskui ant pietų atvažiuos dar antra mašina. Problema tik tai viena, kad taikėm ant šalčių, įrodė, kad minusas bus, pašalims bus ir panašiai, bet aišku, kaip tyčia viskas atsileida, kai susiorganizavo transportas ir bus nieko gera. Tai nežinau, būtų sausiau arba nebūtų sniega, būtumėm galėję ant keliuką važiuoti. Bet dabar čia tą fūrą atsigrūsi, paskui gal reiks traktorių varyti. Nusprendėm ant kelio krautis. Iš viso bus 46 paletės, 23 dabar vienoj mašinai, 23 kitoj mašinai. Sunku jam paimti biškį per ilgas šakės, nes antrą paletę pagrėb. Tai biškį turiu atsistumt, paskui pasitaisys. Prisistums va iki pat priekio ir bus saugiau. Nu tai po vieną užtruksim, kol čia suvešim. O blokelį išmatavimai. Tai 2 PM, aš nežinau, ar ilgis, ar aukštis. Plotis tai tikrai 180 ir tas irgi, ar ilgis, ar aukštis, neatsimenu. Ir viso. 12-14 supakuoti. Ai va, rašo kubus. 635. Nu tai va, tai 635 kart kem 6. Tai va, paskaičiuokit kubatūrą. Yra dar viena problema. Visi miestiečiai, kur su fiskarais kelias, nu, į objektus atvažiuoja, tai jie sukel blokelius į vidų. Mes į vidų nesukelsim, tai visus reikės tampyti iš lauką. Nu, tai čia minusas toks, bet būsim sutaupę kokius, nežinau, porą šimtų eurų. Plius netrukdys viduj kanalizaciją prasivedžioti ir vidinės sienas pasiruošti. O tai gal yra pliusų, gal yra ir minusų. Ai. Tai viskas, palieku chebrą, aš jau turiu liekt, nes darbo diena. Tai sustiksim kitam video. Ate? Varom. Nuvarom. Troso neužkabinai. Aš prilaistysiu. Nugaros benzins yra. Dabar labai nori sušiltą, nelabai. Ai, jau čia pasitvarkėjai biškį. Kur čia?
Nu, duok, patimsiu. Pala. Nu, pasipumpuok. Pala. On. Ai, nupiršti. Tai tu tik čia sušilsi, ei. Da. Ne, man nepatogus ta ranka. Tai dabar tu Taip, man su ta ranka. Nu. Aš paslaukčiau. Aha. Neužkuriam to gaidžią. Baigiam kiniečiam video filmuot, važiuojam polių, pabetonuosim vidiniam sienom. Oras geras. Viskas kaip priklauso. Sigučio filmuok. Sakiau, nieko nefilmuosiu, ką čia darysim vidiniam sienom, bet parodį. Va, prasitampiau šniūrus. Reikia susikalt koliukus. Turim 15 polių. Tai kažkaip reikia išdalinti gražiai. Gerai, varom. Ką tu veiksi daugiau? Aš tai aišku filmuosiu, tai kažkam tai reikia parodyti viską. Ką veiksi? Ai, Namuose sėdėsi. ne. Dar suors, tai varom į lauką. Ne, tai tik tai minus. Ne, tai reikia rapštyti. Žiūrėt vėl lapkikė, paim lapkikė. O, gerai. Nu, tai tėtis išvažiavo nuvežt graštą, nes mes savo neužkūrėm. Realiai, Filmavimą irgi sudėtinga, nes kamera pafilmavus 10 minučių numirė ant tokio oro, o aš valau skylės. Iškabinu visą košę kiek įmanoma iš dugno, nors ne visur išeina išgręžti. Nes va, tokį akmenį va ką tik ištraukiau iš dugno skylės. Tai čia visas dugnas iš tokių akmenų. Kiek ekskavatorius buvo, nu, tiek su graštu ir išėjai išgręžti. Nes kadangi jis giliau nekabina, nesujudins grunts ir viskas. O čia da biški vis tiek, kur buvo nukasta jau smėliuko papilta, tai per tą smėliuką tai kaip pasaka, aišku. Bet daugiau visur taip. Nu bet viskas, čia jau paskutiniai tie žemės darbai sudėtingi, kur yra problemų, paskui viskas jau bus gerai. Nežinau, su tom skylėm šiaip jau projekte nėra, bet sakom, reikia gal įgręžti porą, tai į kampus stengiamės, per sienų vidurį stengiamės. Čia baisiai daug tų skylių nėra, bet manau bus gerai. Tai aš va tuoj sukišiu visas ir parodysiu. O. Nu, rodėjai. Sušiliau, ne dabar sušiliau. Nu, oba. Taip, va. Pilna irgi taip pat, identiškai pilna irgi jo. Jo, va taip. Oba. Taip, viena maišyklė, 3 duobės. Plius minus per virvutę, vis tiek nugribausim. Pilam? Taip, košė. Baig. Давай, varom. Nu, viens. Op. Ne, nebus. Agirdis, sakys, čia palauk. Perkom. Sakys, čia kaip pahazūkas varan, žinai. Tai faktas. Jis čia nihujutki nedirb. Tai taip. Nesikeikiau, nesakiau nihujutki. Čia nekeiksmažas. Pavargai? Nu,
Yra surelis, galiu paduoti ten mėlynį. Cukraus, čia kai bus Nori? cukraus badas, ne, kai bus cukraus badas, rausime surelį. Ir vėl tada navį, plytų košės. Taip. Davai, varom. A. Ateini lietų ratų rojų pafilmuoti. Mhm. Nu gerai, kai tau parodysiu. Kai gerumą. Kai tau galiu tik parodyti, kitiem nerodyti, nesakyčiau, nerodyčiau niekam. Bet nepasinaudoji progą parduoti, kur ieškoja per Facebooką kažkas. Ne, nes jis neįpirks, jis tiek pinigų neturi. Taip. Tie žmonės tiek pinigų neturi, tokius ratus nupirkti. Tu turėjai pinigų, kiti neturės, noriu pasakyti. Taip. Labai ginčytina. Žiūrėk. Originalino, tik matai, biški, va, jos nemylėja meilės, jie neturėjo vargšiukai. Bet va. Tik 3 turi? Ne, 4. 4. 4 turi. Kai gražumo ratai. Ne, kaip žiaurumo ratai. Nes čia yra baisiniai, baisiausi. Rojus, toliau galiu parodyti dar rojus. Va. Tokius nuvežėm dabar į Šiaulius padaryti gražius. Nutekis. Tokius būtent. Tokie parvažiuoja iš Čekijos dabar perku. Iš Čekijos. Čekijos Respublikas parvažiuoja tokie ratai. Vieną komplektą neužtenka? Ne, tik 3 turiu. O dabar parvažiuoja 4. Iš Čekijos turėjo parvažiuoja. Čia, karočią, turim begalybę visokią. Ten da begalybę. Paskui žiūrėk, čia gali parodyti begalybę. Čia paprastas kardas. Čia. Ne, čia nepaprastas. Nu viršui paprasta. Čia yra sieras, šitie yra sieras nuimti, bet po jais aš tingiu kelt. Tingiu nukelt, ne. Nu, karoči, čia visur yra lėti ratai, va, visur lėti ratai, čia.